Nu tai ką, labas rytelis, gerutėliai mano žiūrovėliai. Baigęs mano užtenkt turistauti. Reikia važiuoti į darbą. Važiuoju į darbą. Išsikrauti reikia į Zoverį. Anksti nesikėliau, nežinau, dabar jau 8 yra, galėčiau būti iškruojama dar 20 kg kokį važiuoti. Bet niekur neskubu, nes vis tiek neturiu pakrovimų. Nežinau, kažkaip atsipalaidavau visai. Ramiai, nebesidraskau. Kai yra darba, taip, tada stengia 7 kokią atvažiuoti, kad jau 8 būtų tuščias, kad iškart minti kažkur, kad spėti viską. O dabar kažkaip tai nėra tos motyvacijos. O tai būna anksti atsikeli, 11 atvažiuoju iki keltą, po to laukia iki 8 vakaro. Nieka gero. Būni anksti atsikėlęs, diena sugadinta, tada reikia pamiegoti dieną. Man reikia, jeigu aš anksti atsikeliu, tai man jau noris pietų miegą eiti. Grožė miega biškį. Tai va, čia Gelsimborgo uoste tualetas yra. Nueinu, galvoju, žmogus ten sėdži, bet ten rankenas sulaužyta, kai durninė, nėra rankenas duryse. Kvadratuks tik tais ir užtrenkta, yra tik stripelis tas kvadratinis, įkišti tą, nu, su rankom negaliu pasukti. Galvoju, žmogus yra viduje užsirakinęs, bet tai palaukiu, nu, nėra ten žmogaus, kažkaip nesigarži nieka, kad gazuotų kažką tai. Grįžau į mašiną, pasiėmiau replę, su replėm atidariau, nu, tą kvadratėlį sukau. Rankeną nukritus ant žemės, turbūt kažkas trūktelėjo gerai, jį nukrito. Tai va, tai netvarkingas duris Gelsimborge. Tikiuosi vakar patiko mano ekskursija. Į Gelsimborgą, viskas gerai. Nu ką toliau? Toliau nieko, važiuojam išsikrauti. Nu ką, bičiuliai, iš tikrųjų ten greitai tą kas ten bebūtų vatą. Atvažiavau krautis čia, Ekonova. Kažkokie čia bus, nu, žemės ar kas čia, substratai kažkokie. O čia friežė, kažkas skanė, kapotą atsidaręs. Kažkas blogai, akar. Saviškis. Žodžiu, reiks pasikrauti ir lėkti trasą. Į Danus atgal. Nu va, pasikrovęs, varau čia jau Danijoj. Šiaip greitai stosiu į parkingą. Ką galiu pasakyti? Džiaugiuosi, kad yra žiūrovų palaikančių, kad čia reikia paprastesniem būti biški, kad ten biški kas triukšmauja ar ką. Viskas čia normaliai. Tai smagu, kad ne aš viens toks. Galim tik pasidžiaugti. Nelabai turiu ką pasakyti, iš tikrųjų. Tiesiog važiuoju. Biškė. Šiaip kažkaip šiandien užsigalvojęs toks važiuoju. Apie gyvenimą. Va, gražus oras čia pas mumis. Čia Skandinavose ne taip karšta. 23 kokie. Lietuvoje sako labai baisiai karšta. Nu ką, bičiuliai, sustojau parkingę. Kiek aš šiandien nepersidirbau. Laiką tik kažkaip daug sugaišau. Ilgai ten su tom žemėm ten kol kraun. Bet nieko. Sustojau. Šiaip apie triukšmą, ką kalbant, tai va galim naudoti. Ką labai nervint triukšmas, tai jau su kamštukai yra. Jeigu baisiai jau nervint, įsikišai ir viskas. Ir būni savo. Arba, nežinau, nesnaudojęs, bet esu girdėjęs, kad labai gerai su noise cancelling ausiniam gyventi. Visą laiką su jom būti. Čia tos paprastas ar kažkokias tai mandresnės būn, negu kai, nu, traktoristai, kai naudoja ten visokie. Tokias būn, užsidedė ausinės ir viskas, kad kai su traktoriuku pjauni ar ten, nu, prie darbo apsaugos. Tiesiog ausinės, be nieko, bet būn, žinau, ir su Bluetooth'ais ten ar dar su kažkuo. A ne?
Ar ten būn kažkokias, kur skleidž kažką. Aš nesidomėjau šiaip labai, bet esu girdėjęs, kad kažkokias labai mandrės. Kad labai tylų būn su jom. Ir daug geresnis gyvenimas su jom būn tyloj gyventi. Nežinau, gal. Visą foną uždeng, visišką tylą būn. Gal ir fain. Būn tada glušas. O, kai kurie nereikia ausiniai, taip glušai būn tokie. Va, sėdžiu dabar parkingė. Atvažiavo čia Hebra tokia kemperiuks toks oldschoolinis apvalus. Tuo per vėlį. Pamata toks, kai kebabų keske. Viską. Pabusk su žmonėm, pastovės, pasisios, varys toliau. Su buržuikė kaminą turi. Toks geras aliumininis, kai lėktuvs. Iš aviacinių plokščių padaryti tokių. Užkniedis. Visai kiet. Tokiam šiaip gyventi gerai. Kaip buržuikė yra, malką įsimeti pasišildai. Liuks. Svarbu nesudegti. Tai va, tai tiek žinių. Kažkaip nesinori šiandien nieką bendrauti. Per daug. Įsikišiu kamštukus, būsiu glušas ir eisiu gulėti. Tai va. Tai ačiū, kad buvot kartu. Ir iki rytojaus. Iki. Nutariau pagailėti savo kulinarijos mėgėjų. Kulinarijos rubrikos. Virsios makaronų su pasikepsiu biškį brikelės, dar 2 turiu. Pasikepam greitai. Pirmą pakepau, nes čia apkepti nebūtinai karšta turi būti, svarbu, kad būtų, kad apkepta būtų, kad nereiktų laukti po to, nes makaronai atšalstų. Tai aš pirmą apkepsiu, padėsiu keptuvę į šoną. Biškį papjaustysiu dirkelę. 2 belika, tai su jom nėra ką daryti, tai į makaronus. Turiu da mocarelas tarkuotas. Tai va, bus su birkeliam ir su sūriu. Turi skanu būti. Pasikepsiu. Viską pavalgysiu. Aišku, galėjau ir buterbrodų pavalgyti. Tingiu čia gamintis. Bet nutariau, kad reikia pasidaryti šiltą maistą. Šiaip seniai kažkaip nebedarau jokių sriubų, kažkaip pradėjau tingėti ir tingau. Gal rudeniop labiau norėsis. Reikia sviestą atsipjauti. Viską. Kaip čia dabar parodyti jums. Ten bardaką nerodysiu. Atsipjaunam sviestą. Mesim į keptuvę, po to kitur padėsiu. Ten sviestą pačirškinsiu toj biškį dirkelės. Bus gerai. Nu vo. Įmečiau sviestą. Dar čia. Užsidėliu. Sumesim birkelės. Pasidarysim valgyti. Kodėl nedarai lauke? Valgyti. Tingiu. Viską dabar traukti čia. Net GoPro dabar kažkaip nenaudoju. Nutariau, kad gal naudosiu, kai, pavyzdžiui, ten laukia kažką filmuoju pakrovimus, kai su magnetuku. Labai užknis nuiminėti nuo tų visokių laikiklius tos kaitaliuotų, pavyzdžiui. Kad kabinai turiu, kur prisiklėvęs vietas specialias, turi persukti tą, tai labai nervina. Nu ir šiaip po to nukrovinėti reikia daug. Tai jeigu ne kažkoks veiksmas, tai gerai ir su telefonu pafilmuoti. Neblogiau, ne? Ką, pavyzdžiui, miestą išėjau, kad su telefonu gal dar geriau.
vaizdam filmuoti visokiam negu GoPro, aš tai pagalvojau. Daug patogiau gal. O, birkelės į trasą. Pasimt su kuo pamaišyti reikia, ką atsiskauti. Turiu mentelę plastikinę, kad prabangios Tefal keptuvės nesugadinti. Čia su vairuotojai dabar nusipirkom, tai dalinamės. Kad nereiktų, kai kraustis ten aš su savo lėkštėmis, su savo, su bliūdais. Nu, įrankis ir lėkštės savo turim, o puodus tai bendrus. Va, pačirškinsim, padėsiu į šoną. Galim bus makaronus išsivirti. Aišku, galėčiau birkelės pasikepti ant šitos griliukė. Turiu nusipirkęs, čia buvau parduotuvėj Helsingborge Lidle, tai nusipirkau bratvurstų tų baltų. Galim pasigrilinti irgi, skanų baisiai. Skaniai ant sviestą birkelės kepti. Vo. Aš čia kaip gamtoj valgau. Kas norit eiti turistinį, tai va, su fūra važiuoju, tik kiekvieną dieną turistinis būna. Patink tokie lengvi video, ne? Čia va be sukarpimų darau. Dėsiu keptuvę ant lentelės, bet kad kažkada padėjau be šito, be susiraitę, va. Čia, man atrodo, įkėnė. Matot, tokia nelabai lygiai. Kaip čia parodyčiau. Nu, matot, kad aštunkė. Nuo karščio susiraitę biškį. Kaip atstatyti, nežinau. Bet problema čia nedidelė. Reikia ant jo pasitiesti vis tiek, kad neišsilydėtų plastiką. Pasarinį rankšluostį. Šiaip labai kobę tam griliukę savo galvoju, ar kazaniuką reikia kokį, ten į vidų nedidelį. Ir tokį mini ploviuką pasidaryti. Jaučiu, gal ir gerai būtų. Tai tik yra ar kokią špižinę keptuvę ten įsidėti. Kažkokią bliudelę man reikia, bet nežinau, ką prisitaikyti. Reikia sunku kažką sugalvoti. Su grilium neisi į kažkokią indų parduotuvę, kad prisimatuoti. Bet gal ir normalu būtų. Reikia be rankenų būtų. Nu kaip mažą kazaniuką kokią. Poros litrų. Kažką tokią. Ten plovą pasidaryti. Jaučiu būtų va taip paplovą. Nu, birkelės beveik geras, labai reikia pasideginti. Po to su visais taukais galim bus makaronus. Pasiruošti padėklą reikia.
Biškai atsiviniuo daugiau. Gerai, bus jau. Dar kol atvies, tai čia dar pačirkš biškį. Makaronus pagalvojau, galėjau jau pradėti virti kamadę. Aš jau nepagalvojau. Bet nepatogu po to vandenį nupilti. Minusas toks. To elektrinė poda toks minusas yra. Kai šiuo vandenį nepatogu nupilinėti. O, blėt. Jau, atsiprašau. Biškį per stipriai papyliau. Nieka. Išdžius. Išsitraukti makaronų. Kur tie makaronai? Kažkur giliai. Matai, pažiūriu jumis. Biškį aliejaus pilti vandenį. Sakysit, kad nereikia aliejaus pilti vandenį. Makaronam čia mits, kad reikia. Bet man taip skaniau. Biškį pašluosti tą vandenį. Po to kainytę sušlaps. O nusivalys plytką. Apskretas. Nieko čia blogo. Nu ką, kuriam? Puodą. Druskus reik pasimti. Kur ta druska? Švedijai pirkau anglišką druską kažkada. Tai tokie dripsniai. O, biškį aliejaus. Galim paslėpti, kad nebesimaišyti. Puodą uždengiam, įlaukiam dabar. Pataisyt biškį rakurs. Laukia dabar, žiūrėkit, kaip vanduo užvirs. Nu gerai, nekankinau žiūrėti, kaip vanduo užverda, kad laukti nereiktų. Nuimam dangtį. Opa, karštą. Biškį karštą. Pilsim makaronų. Nežinau, čia į tą podą tilps visas pakelis. Čia pakelis 400 gramų. Lidliniai makaronai. Man Lidlo makaronai skanus yra. Šiaip iš tikrųjų yra būn blogų makaronų, bet esu ir brangių pirkęs, nieką nesiskiria makaronai nuo pigus nuo brangių. Tik pasaka neskanus yra. Kažkokie prastai gaunas man su jais viskas sulimp. O visi kiti tai koks skirtumas. Ir dar svarbu nepirkti be gliuteno, veganam ten, kur buvau nusipirkęs vieną kartą. Išmečiau. Vieną pakelį išsiviriau, 2 pakelius buvau nusipirkęs, o kitą pakelį išmečiau. Kažkokia nesąmonė ten. Ne makaronai nevalgant. Šiaip turbūt viskas, kas yra tinka veganams, ten dar kažkas tai neskanus būna. Be glitimo irgi negali nieko valgyti, debentis natūraliai be to yra. Tada jo, bet jeigu dirbtinai, tai makaronai be glitimo, tai čia ne makaronai. Kažkokia, sakau, izdivalkit. Laukiam. Dabar laukiam.
Nu, čainiko čia dar turiu. Iš senų laikų dar. Tai va, žiūrėkit dabar, kaip bert makaronai. Šio vis karts nuo karto pamaišysiu jos. Bjauriausia dalis yra nupilnėti vandenį, išsinešti lauką puodą. Tai čia yra bjauriausia. O visa kita labai lengva. Laukiam. Nu ką, ant smūgio dar pašildom brikelės. Į makaronus įmesim sviestą toj. Va, čia tik kad sušiltų. Va, čia mano yra. Opa, dangti nuėmam, su viena ranka nepatogu. Paimam sviestą. Dar į makaronus reikia mesti. Gerai, su peiliu nepavyks. Opa. Nu, čia veiksmas vyks pas mane. Nu ir viskas, gana čia. Galim dėti į puodą. Va, dedam birkelės. Čia užuldų neištepti. Su visais taukais viską. Svarbus momentas. Čia su sviestu. Dabar iškart lifehack išluostyti keptuvę reikia. O karštą. Iš karto dabar, nieko nelaukus. Nereikės nieką plauti. Lifehacks po lifehacko. Va, kaip naujo keptuvė. Viskas išmaišom. Aš sūrį dedu tik tais, kai lėkštę įsidedu. Tas po to jis, nu, viską turbūt nesuvalgysiu, tai tas sūris po to į guzų sušokstu. Tai geriau jį lėkštėje įsidėti. Nu, bent jau aš taip darau, gal kitaip galim daryti. O, su apkeptom brikeliam. Su kečupu irgi skanu būtų, turbūt, jeigu sūrio nebūtų. Su kečupu viskas skanu. Šūdą gali su kečupu suėsti. Turbūt. O jeigu neskanu, tai biškį majonezą dar įsidedu. Tada viskas liuks. Nu, galim dėtis į bliūdą. Sunku pakelt. Išsimaišėm puodą. Galim verstis. O, biškį ant žemės. Niekas, susitvarkysim. Mažas puods. Gal čia viską vienu kartu paimsiu šiandien. Bus matyti. O čia ne ant žemės. Po apačią pasidėjęs esu šiukšlių maišą. Tiesiai šiukšlių maišą įkrito. O turi tokią sūrę. Lidlinė mozzarella. Dabar įsidėsim. Jau pralikęs gerokai esu. Nu, atsidarom. Kom tau čia ne Italija? Pas mane rinkelė Italija. Va. Šteks pradžiai. Šakutę pasiemu. Viską. Galite mane pasižiūrėti. Va, pataisiau kamerą bišką. Tai ką, skanaus visiems.
Ačiū, kad žiūrėjot, kaip daraus makaronus. Labai čia įdomus turinys yra. Viską. Tai skanaus ir iki rytojaus. Eisiu burbulų leisti. Iš karto. Pavalgęs. Iki. Nu ką, va, viskas labai gerai, jau vos liežuvį atverčiu. Skaniai pavalgiau makaronų už kem centą ar iš pem. Viską gerai gavas. Liuks. Šitą, ką norėjau pasakyti dar. Ai, dar sakys, kas nors bus komentatoriai, turbūt, kad reikėjo su parmidžaną daryti. Tai jo, skanu su parmidžaną irgi, bet nebuvo arba neberadau. Skanu ir su mozzarella. Va, o šiaip tai kaip kam skanu, taip tas valgom. Va, nors ir su uogiene. Braškiu. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjot. Daug laimės ir iki rytojaus.